Tikrai varžybas pradėjom nekaip, nesusimetėm metimų, praleidom daug greitų atakų. Po 2 kėlinių pastatėm naują gynybą, pastatėm zoną ir viskas pavyko, prametė metimų, greit užbėgom. Varžovas tikrai buvo nelengvas, reikėjo ir fiziškai, ir psichologiškai sumesti viską ir apsigint. Tai susimetė metimus, pavyko ir laimėjom. Viskas kaip ir gerai sekėsi. Pralaimėjom varžybas dėl šiaip savo durnų klaidų, tikrai turėjom varžybas jau kišeniai, paleidom tiesiog, varžovai įmetė metimus ir tiek. Šiaip galėjom tikrai geriau sužaisti, bet antras ratas bus geresnis, tikimės. Kas nutiko rungtynių pabaigoje, dėl ko pralaimėjot, kokia tai priežastis esminė? Pametėm galvas, per daug pradėjom panikuoti, nebekrito metimai, jie pataikė, išėjom iš savo zonos.